kartą sveikinusi su jumis iš Briuselio. Tai vakar buvau Paryžiuje, vakare išvažiavau. Pakeliui į Kiolną pamačiau, kad navigacija rodo, jog pakeliui yra Briuselis. Ir nepraleidau progos ir nusprendžiau sustoti. Tai pernakvojau pačioj Belgijoje, čia poilsio aikštelėje. Ir nuo jos buvo tik 70 km ir buvo labai įdomu pamatyti, koksgi šitas miestas, kur visi mūsų politikai važiuoja pasikeisdami dirbti. Va, ir iš tiesų pats įvažiuojant į miestą, dar likus kokiem 4-5 km jis absoliučiai nebuvo nieko ypatingas, labai eilinis miestelis. Va, bet senamiestis pasirodė tikrai įspūdingas ir pasitiko tokiomis gėlių girliandomis už manęs. Va, ir dabar einu iki taip vadinamos Grand Place, tai tokia centrinė aikštė, kurioje matyt susitinka žmonės ir vyksta įvairūs renginiai. Tai va, tai užsukau čia tik keliom minutėm, nes iš tiesų skubu į Kiolną, bet labai įdomu yra pamatyti šį miestą. Va, ir iš tiesų jisai turi savo žavesio, pats tas mažutėlis senamiestis yra labai gražus ir verta jį aplankyti. Kitų ilgumo ir grožio uždengta gatvė. Va, ir čia iš tiesų ta tokia ypatinga senamiesčio vieta. Ir ką labai irgi norėjau paminėti čia atvykęs, kad Briuselio simbolis yra štai šitas sisiojantis berniukas, kurį tik ką nufotografavo irgi pakeleivis keliauninkas. Va, tai labai įdomus simbolis, bet jį galima pamatyti visur. O štai tokį ir galima nusipirkti ir parsivežti namo. Yra jų ir labai mažų, ir šiek tiek didesnių, ir visai didelių šitų skulptūrėlių. Va, o dar kalbant apie Briuselio simboliką, tai yra dar ir toks kaip atomo turbūt grandinės, nežinau kaip čia paaiškinti chemiškai, bet yra dar ir tokie ženklai, tokia simbolika. Kadangi domiuosi bronzos skulptūrą, man tai yra labai gražu. Tai kiekvienam mieste ieškau, ar yra vietų, yra menininkų, kurie ją kūrė, ar jinai yra ypatinga kažkuo. Beje, lietuviai tikrai kūrė labai gražią bronzos skulptūrą. Ypatingai vyresnieji menininkai, skulptoriai. Va, ir kas mane iš tiesų maloniai sužavėjo, būtent einant šitą alėją, tai kad pamačiau labai gražių meno kūrinių. Nesimatė kainos, jinai yra ir nesvarbi. Grožis yra grožis, neįvertinamas pinigais dažnai. Va. Tai ta prasme miestas tikrai pilnas kultūros ir meno, kas parodo kaip ir aukštą kultūrinį lygį šios vietos. Ir tai man paliko tikrai malonų įspūdį. Tai ką, žygiuoju toliau keli šimtai metrų ir niekaip negaliu pasiekti tos Grand Place. Dar viena labai įdomi vieta pačiam centre, 10 metrų nuo Grand Place yra tiesiog turgus, toks pastogų. Čia krūva, čia pagrindė pardavinėjami drabužiai. Va, ir visokie yra masažai, kėdės, pedikiūrai, manikiūrai aplinkui. Ir nežinau, kas čia per vieta po pastatais, bet ši vieta yra tarsi tokia kaip perėja, kaip tunelis. Va, sujungiantis pastatus, bet jinai yra kondicionuojama, kiek matau viršuje, yra išvedžioti vamzdžiai, va, ir tokioj kaip ir požeminiai perėjoje, ne požeminiai, po namais, pačiam centre yra pardavinėjami kinietiški, turkiški drabužiai, matyt galima gauti nuolaidų, galima suvalgyti labai pačio paprasčiausio maisto, tokio beliašo stiliuje, aišku viskas dar atsidarinėja čia. Bet tikrai buvau nustebintas, kokių kontrastų turi šitas miestas. Pagaliau pasiekiau šitą vietą, ilgas ir sudėtingas kelias buvo, daug vilionių, nes tikrai labai gražus senamiestis, be galo, be proto. Tai yra Grand Place, kaip ir daugelį Europos senųjų miestų, tos labai įspūdingi pastatai, paauksuoti, labai gražus bokšteliai. Va, ir centrinė aikštė visiškai nedidutė, visiškai mažutė mūsų Rotušės aikštės dydžio. Bet labai gražiai atrodo ir iš pat ryto žmonės čia renkasi, pagrindė aišku keliautojai, kad pamatyti šitą vietą, išgerti kavos. Tai va,
mano verdiktas labai gražus miestas, labai gražus senamiestis ir atrodo neverta sustoti pakeliui, čia pralėkti, patogu, labai geras kelias, sustokit ir ateikit čia valandėliai, pajauskit šito miesto dvasią, atmosferą ir pabūkit čia šiek tiek pailsėkit. Turiu dar kartą atsistoti pačiam centre ir apsisukti ratu, parodydamas kokio grožio yra šita vieta ir ant kiek verta čia atvykti. Neįtikėtinai maloniai mane nustebino, tikrai neįtikėtinai ir akis raipsta nuo viso šito grožio ir tos tokios gražios sekmadieniško ryto atmosferos. Va, tai nustebinau pats save, bet užsukit čia būtiniausiai. Už manęs Švento Mykolo ir Švento Gudulino, jeigu teisingai išverčiau, katedra ar Gudulos. Va, ir jei nežinočiau, kur esu, galvočiau, kad esu prie Notre Dame katedros Paryžiui. Va, ant kiek jinai yra panaši, tie bokštai neturintys kuorų ir iš tiesų be proto monumentali, be galo didelė, vien laiptai pasižiūrėkit kokie aukšti. Ir vėlgi dar vienas stebuklas, kurio nesitikėjau šitą mieste, jinai tikrai labai įspūdinga, tai būtinai užsuksiu pasižiūrėti ir į vidų. Atėjau prie katedros, pagalvojau, kad nusifilmuosiu, nusifotografuosiu ir jinai niekaip netelpa į kadrą ir visai tolyn ir jau taip padoriai toli nužygiavau. Ir va, jinai šiek tiek ir matosi. Ką jinai man primena? Jinai man primena Onos bažnyčią, tik kokį 100 kartų, ne 100, atsiprašau, 10 kartų išdidinta. Va, ir tas detalumas, tas begalinis detalumas čia gal nesimato, bet tie kuorai ir visos detalės, tokio smulkumo atrodo vėjas papūs ir nupūs tas detalės. Tai va, iš tiesų begalinė grožio katedra, absoliučiai neįtikėtinai įspūdinga, tam tikra prasme savo grožiu prilygsta Gaudi katedroje. Va, tai iš tiesų labai rekomenduoju. Pats miestas tai toksai labai industrinis. Senamiesčio jame nėra, yra pastatytas kokiais 70-aisiais turbūt visos tie pastatai, bent jau kurie yra aplinkui. Va, gal čia yra mažiau ką pažiūrėti, bet katedrą pamatyti važiuojant pro šalį yra tiesiog privaloma. Čia pat už katedros, iš kitos pusės yra įspūdingo grožio Kiolnas traukinių stotis. O matote, ir iš tiesų stotis kiekviena mieste, jos gražesnės viena už kitą, nes stotis mieste vaidindavo visą laiką ypatingą reikšmę. Kiekviena mieste tai buvo kelionės pradžios taškas, susisiekimo su pasauliu taškas ir kiekviena šalis, kiekvienas miestas stengiasi savo stotis išgražinti kaip įmanoma labiau. Va, o kalbant apie Kiolną, dar kartas atsisukus į šitą nuostabią katedrą, begalinio grožio, begalinio aukščio. Katedra iš tiesų jinai yra aukšta iš išorės, o viduje jinai nėra užpildyta tūrių. Tai yra, lubos yra be galo aukštai, ties tom vietom, kaip ir yra bažnyčios kuorai. Va, o ką norėjau paminėti, aš pastebėjau, kad čia nėra senamiesčio ir jo nėra dėl to, kad iki 90% šito miesto karo metu, antro pasaulinio karo metu buvo subombarduotas sąjungininkų ir jisai tiesiog yra atstatytas. Tai va, tai taip suprantama, kas vyko ir kodėl. Bet šiek tiek gaila, kad nukentėjo kultūrinės vertybės, bet ką padarysi, toks gyvenimas, karas yra karas. Už manęs garsusis Kiolno tiltas ir masė žmonių per jį eina iš vienos pusės į kitą. Va, bet jis dar garsus ir tuo, kad čia stokia žmonės, kabina spyneles. Va, ir visas tiltas, visi turėklai, nežinau, čia turbūt milijonas tų spynelių, nukabinti jomis.